Dengiam stalą kūčių vakarieniai. Na ką, mes jau sėsimės prie kūčios stalo, dar turime bulvių košės, žuvies pirštelių, bet neturim kur pastatyti, todėl atsinešime ant kito staliuko. Ir visiems ramaus kūčių vakaro. Aišku, vlogas jau išeis po kūčių, bet vis tiek aš jūs noriu pasveikinti su šia gražia švente, šeimos švente. Kai mano buvo gyvi tėvai, tai mes visada sukalbėdavom maldą arba persižegnodavome prieš vakarienę. Todėl aš vaikučius taip pat mokinu, kad prieš vakarienę kūčių arba persižegnoti, arba sukalbėti Tėve mūsų. Dar pas mus vėsta kompotas ir kisielius išvirtas. Laukiam, kol atvės ir atnešime ąsočiuose. Gražių švenčių. Ačiū. Nu, pasibučiuosim po to, nes tai užgrius ant stalo. Tuoj tie filmuojamėsiai po to. Elė įsižiojus visą, čia tau Elė nuo kalėdų senelio. O čia elniukas šitas taip groja. O mūsų tėja yra katinėlių fanė, todėl jai viskas su katinėliais. Jinai taip pati kalėdų senelio prašė, kad jai viskas būtų su katinėliais. Prašom, prašom, dovanėlę prašom. Na, o čia tavo tas toksai, ko prašai kalėdų senelio. Ačiū. Bet dar yra viena dovana. Aš pagalvojau, tu batalinės mažai turi. Ačiū. Wow. Sveikinite. Na ir žiūrėkite, kalnas dovanų nuo mano vaikučių. Čia viskas man. Čia va tėčiui. Ir žinot, jie norėjo labai gauti kūčių vakaro dovanėlės. Tai jie šiandien jau jas ir išsilups. O mes nusprendėme su tėčiu, kad mes rytoj pasižiūrėsime dovanėlės ir kartu galėsime jums papilmuoti jas. Nes rytoj pirma kalėdų diena. Elė rodo jums savo dovanas. Elniukas, šešėliai, slaimas štai toks, saldainiai, taupyklė su saldainiais, šepetėliai, teptukai šepetėliai, o čia tokia ypatingoji dėžė, išim parodysim. Elė labai prašė kalėdų senelio šios dėžės. Štai tokia skrinelė grandinėlė. Skrinelė turi raktelį, pudrą ir nagų lakas. Tai tokia pudra veidui. Šešėlius Elė, kai atidarysiu, jums parodžiu. Apie šią dovaną Rojus nieko nežinojo. Štai tokį žaisliuką jisai gavo su saldainiais, o jisai užsiprašė kalėdų senelio riedlentės. O žinot, kaminai, jisai važinės su ją į mokyklą. Pas jį mokykloje daug kas važiuoja su riedlente į mokyklą. Sniego juk nėra.
čia Alicos dovanos. Alica buvo įsiprašiusi štai tokią galvą. Jis nežinojo, kokią būtent gaus galvą, bet lėlės galvą pinti plaukus. Ji tvirtinasi prie stalo. Ir aišku, nagi reikia kažkaip šukuotą galvą su kažkuo pinti. Žiūrėkit, visas toks rinkinukas, gumyčių įvairiausių. Ir šukos. Įvairiausių šukų. Štai tokį dar saldainuką ir dar čia Alica smulkmenėlių visokių gavo. Tiek aš, tiek vyras sakėme, kad labai lėlės galva panašiai Alica. Ir Alica kaip išėmė iš maišelio, sako, jėtau, kaip jinai panašiai mane. Ir parodau, kągi Alica gavo tame maišelyje. Atskirai kiekvienas nepakuoja, kadangi tai užima daug laiko ir vaikai sakė, nori pasidžiaugti, išsidžiaugti ir po to jau parodyti žiūrovams, ką jie gavo. Tai va, kojinės tokios su seneliu šalčiu. Štai toks raktų pakabutis. Pandora apyrankė. Nagų lakas ir plaukų segtukai. Ir saldainiai.